Sveiki gyvi, kas geresnė? Pas mane tai nieka. Ai, pas jum irgi nieka gera. Viskas aišku. Žinot, kokia šiandien misija pas mane yra? Tos pašiūrės stogą nukas sniegą. Pažiūrėkit, kiek sniega ant tos pašiūrės. Aš būtinai turiu ją nukast, nes gali lūžt toks, ten jo taip yra įdribęs, va taip, va tas toks. Tai da, jeigu biški patirpstas sniegs, tai visiškai čia bus. Aš aišku, nestogų meistras ir ne eksperts, kaip čia viską reikia valyti. Žinau, kad yra stogs ir reikia nukast sniegą. Nu tai tą ir darysiu. Eisiu kas sniegą nuo stogą. Kažką susirasiu, nežinau, kopečių neturiu, tai reikia su kažkokiu, net neįsivaizduoju, nu kažką sukomponuosim. Ir mes šiandien ne vieni esam su Beta, pas mum yra mažas vaiks ir matosi iš va visokių šitokių dalykų. Va. Matosi, kad pas mum yra vaiks. Aišku, aš to vaiką nerodysiu, todėl, kai gal jis po 10 metų sakys, Girdinojau, ką tu mane čia filmavai, kai aš buvau maža, tau kažkas leida, tai aš jau tiesiog nefilmuosiu, žinot. Patys suprantat. Bet pirmą reikia supakuoti užsakymus. Klausytas, toks gyvenimas su vaiku. Ja. Multikai. Nu, žodžiu. Jaučias. Įėjus į namą iškart jaučias, kad vaiks yra namuose. Visur žaislai mėtos, peštukai, tušinukai, flamasteriai ir taip toliau. Atspausdinau užsakymus, bet visai, ką mėgs pakuoti, tai tegu jin pakuoju, o mes einam rengtis ir einam bandyti, kas tą stogą. Girdit, jau pamatė, kai išeinu. Dėdė, malko. Malko eim. Ein malko, dėdė. Taigi tai bus šalta, ugnį dėkuoju. Galiu pasakyti tik vieną, nu kiek čia be galima snigti. Jau žinokit, pabiški viskas, jau atsiboda. Vėl šiandien prisniga, nu. Ivano šitas pašiūrės, aš turiu nuimti visą šitą sniegą. Nes būklė čia pažiūrėkit patys. Matot pališonus. Čia yra biški įdribę. Tai čia nedaug trūksta, kai pradės tirptas sniegs paliks labai sunkus ir įgrius visas tas toks. Ir dar daug jūsų klausėt, ar mes čia namuojamės, ar nusipirkom. Tai dėja mes čia namuojamės, bet dabar labai intensyviai ieškom kažką pirkti, ar namą, ar sklypą ir statyti kažkokį tai namą iki 80 kvadratų, ar nusipirkti ir renovuoti, žodžiu, žiauriai dabar intensyviai ties tuo reikalu dirbam, todėl kad mes pagalvojam, ar mums reikėtų išmokėti paskolą, iki kol mes ten nežinau per kiek laiką, ar mes dabar mokėsim nuomą, kur tiesiog pinigai veltui ir tu neturėsi savo. Tai jaučiu protingiau būtų tiesiog paskolą mokėti ir įsimokėti ir kažkada turėti namą savo, negu nuomotis ir nieką neturėti savo, tik tiek, kas viduj, tai baldai ir visokie tokie dalykai. Tai vat mes dabar labai domimės namais ir tarp kitko, jeigu kažkas esat statę namą arba pirkę namą, arba darė tą namą, kaip saudą namą iki 80 kvadratų. Ir komentaruose, jeigu būtų nesunku, galėtumėt patartum, kas geriau yra daryti. Ar pirkti namą ir eiti iškart gyventi, ar statyti namą ten tą karkasinį, kaip saka, ar pirkti namą ir renovuoti tą namą. Mes neapsisprendžiam. Mes ir čia GPT bendraujame ir ten nete skaitomės. Nežinom, ką daryti. Tai va, jeigu galėtumėt, patarkit. Bet mes dabar greitai važiuojam nuvežti tą vaiką, nes reikia pasimti rogutės. Biški važiuosim prie baseiną, nučiuošti nuo kalną ir tada grįžęs eisiu tempti aš šitą stogą žemę. Nes stogą žemę, nuo sniegą eisiu kasti nuo stogą. Kažkada po 5 metų jau realistiškai tempsim šitą kėdę. Juosim? Važiuojam ragučių pasimti. Važiuojam ragučių pasimti. Rogučiai, ja. Kur tą važiuosi? Tai daugiau važiuosim ant kalną, čiuošti kažkur nuo kalną. Varau. Į namų neužrakinu. Temk. Temk, Izabelė. Nepatempi. Duok dėdį. Duok dėdį patems. Nu, tempiam. Tempiam. O, iktus.
Tempiam. Bėgam. Einam šiai. Tai gerai, stumiam dabar iki kalną. Eik Izabelė į priekį, aš stumsiu. Einam iki kalną. Įkrita. Įkrita į griovį Beata. Klaus, ar dėdė nori, kad jį pastumtų. Tai aišku, dėdė nori. Prašyčiau stumti dėdę. Einam dėdę stum. Stumkit dėdę. Eik į priekį, duok ranką. Oi! Labai gerai. Man telefons piniginė. Pinigai sušlaps. Čia vat yra Joniškio baseinas. Prisnygė va visur. O jeigu kam įdomu, kas čia per vaiks, tai Beata yra podė. Tai viskas tom ir pasakyta, manau, aišku, ne? Parodysiu, kur Beatos močiutė maudos kiekvieną rytą 6 valandą. Aš taip manau, kad čia, bet aš va, tokius luitus va išsiem. Čia geri luitai. Dobri, net pajudinti neina. Čia kai kėdės, čia gali švęsti. Atsisėdęs gali švęsti. Nu, žodžiu, čia kažkurio šitą vietą yra eketė, tai va čia maudos kiekvieną rytą. 6 rytą. Kaip sako, patys geriausi vaistai yra į šaltą vandenį bristi. Izabelė, einam. Eik čia. Eik čia. Einam ten. Čia į kalną einam. Podė. Podė tavęs laukia. Na. Pastumk. Ne, eik iš galo stumt, nugarą stumt, čia stumt, iš nugaras. Ne, tą nelaikyt. Stumk. Stum, Beata. Ne, čia. Čia va, eik čia. Aš tapau. Nu, eik čia stumk. Pasiruošę? Koja užkėliai? Na? Pasiruošę? Ja. Varom. Tuoj reikia pasukti biškį dešiniau. Galbūt tava. Oi, sulaužysim. Ką labai neišlygits. Putra labai. Čia va geriau, čia. Va, nutikode čia. Čia va kailiat jau. Čia čiuos kaip bitės. Gal į medžius ten neatsikars. Eik. Eik čia per sniegą. Nu va. Turim popą. Nosį į ledą. Nežinau, ką daryti, nežinau, kaip elgtis. Viskas gerai. Vis nieko nebuvo. Ai, nieko nebuvo, jau nebeverkė, reiškės neskaudėjo. Bet atrodė tai baisiai, man asmeniškai. Skaudžiai atrodė. Ne, čia reikia dėdai, čiuoš nieko nebus. Dėdė čiuoš žemėn. Na, stunk mane, Izabelė. Eik tu, na. Nelūža, nieks tau čia vaidenas amžinai. Aš netelpu, man subinė skaud. Nu jau kaip tau. Dušaliu. Nepratęs prie sniegą žaidimų. A jau pasiruošęs vaikam? Ja. Ką tik sakai, ne? Nu tai būtų vaikisi pasiruošiu, na. Tai čia klausimas, ar tu pasiruošus 9 mėnesius nešioti. Tai va tas ir yra, kad... O esmė tame, ką aš noriu 6. O, Inga. 3 berniukus, 3 mergaitės. Vaiką kėdutę čia pas mum. Jeigu vaikų turėtume, tai su golfo tikrai nepavežiotume ilgai. Kas čia? Čia tu? Aš babausis? Ne. Aš babausis, sakė. Ten kažkoks babau. Pasakyk labas. Ką? Labas, sakyk. Labas. Labas. Pirmą greitai reikia koldunčiukų. Pavalgyti koldūnų, pasišildyti kojas, nes sušlapa visas kojas. Ir tada morališkai prisiruošti eiti vėl į kiemą. Bet pažiūrėkite mano kolduniukus, patys skaniausi, kai jau pastovėję geras 2 dienas.
Eik, tu čia taip estetiškai. Kai Vilniaus Michelin 5 žvaigždučių restorane. Kepurės nenori nusiimti, nes, suprantat, kai kirpėjas susirgus yra, tai klientas yra toks. Baisus kaip velnis. Va taip turi atrodyti patiekalai, va. Be jokių čia blizgučių, gėlyčių, pabiručių ir dekoracijų. Koldūns, grietinė, vegeta. Viskas. Va. Nu ką, bandysiu su tokiu. Aš neturiu nijokių daugiau čia kažko panašus, kad nuvalyti specialių įrankių. Tai pabandysiu arba su kapliu, arba su tokiu ant šniūrą. Bet jis gali išbraižyti šiferį, bet gal neišbraižys, nes aš tos pusės tai nenaudosiu su nagais, naudosiu šitą pusę. Da čia su šniūru yra padaryts, nes vasarą bandžiau prūdą, va, ten, kur yra įsivalyti, kad galėčiau pažiūrėti, bet su tokiu nepaeis, ten turi specialų, tą turėti sunku, tą su peiliais. Tai bandysiu su kapliu, su šiupeliai, su šito. Jau galit pradėti komentarės rašyti, koks aš durnėlis esu, ką čia darau. Pabandęs sužinosiu, o gal paeis, gal nepaeis. Einam žiūrėti, ar paeis, ar nepaeis. Filmuoju, čia mane iš visų kraštų pro langą filmuoju. Žiūr savo. Nu bandom kažką čia konstruoti. Ai, tu kad čia per siaurs toks. Per siaurs. O Jėzu, čia iki rytojaus. Kai norėčiau, kaip avalančas paimtų, jį nuslystų viską žemėn. Eičiau iškart namo jau. Vse. Ne, čia nesąmonė, tuoj kažką einu pagavoti garažą. Nesąmonė muziejus. Taks. Beta sako eiti iš viršaus pro koridorių langą. Nes ten nėra, einu pabandyti pro koridorių langą, nešas šiupelė į namus. Bandysiu iš vidaus. Statybininkas paėjo namo. Paimk. Bandysim iš čia kažką. Šūt čia alyvose. Dėdė neturi tokį įrankį. Einu jaučiu iš kaimynės pasiskolinti. Kopečias. Friv žaidžia. Friv. Ai, čia jie 8. Kai prisimenu senais gerais laikais, kai kapodavau. Bet šitie žaidimai nebe tokie geri. Tai jau nebe senoviniai. Senoviniai tai buvo žaidimai. Miniklip i8 Friv. Kažkoks dar buvo. Omnipol. Omnitel. Ai ne. Žodžiu, einu kopečias pasistolinti, kažką bandyti su kopečiom daryti. Kopečiom. Nu ką, pažiūrėkit. Bandau lipti. Nusikasu čia. Įvarau joniškiečiams nukas sniegą nuo stogo. Laukit. Brian Little. Dabar reikia visą šitą nukast kalną. Labai gerai, kad turim pagalbinį. Vat. Čia labai greitai darbai judės. Super. O čia turim žiūrovą. Nebegaliu rankų nedėti. O čia turim arklį. Stoks baigts. Užtruko apie valandą. Šiaip ne taip. Mergos va. Garaže. Da bėda, matot čia va, kai gėgnė yra taip palinkus. Ir čia matos irgi iš tolo žiūrint visas šits va. Nes ten tai sniega žiauriai daug. Bet aš nežinau, aš kai nuomojos, aš privalau čia valyti, ne. Bet nuvalysiu jaučiu, bet jau rytoj teks, šiandien jau viskas, jau tamsu. Nes mašinas tai šiandien nevarysiu, kažkaip man čia nesaugiai atrodo. Labai kažkaip nesaugiai. Šitam tų gėgnių tokių. Nežinau. Bet matos, nes aš pastebėjau, kad man vartų duris taip sunkiai užsidariniai. Taip buvo viskas gerai įpysvo sunkiai, nes aš iš čia matau, va, kad va matos, biški palinkė. Čia šiaip reikia kuo skubiau į čia nuvalytą sniegą. Gerai, varom į kaimą, katins gal manas sušalęs jau.
Ta prasme, aš ne vien dėl katino važiuoju, bet aplamai pašildau mūsų ofisą ten, kur freshis yra. Bet mes dabar, neužsidaro. Bet mes dabar ten nebūnam, todėl, kad neapsimokti. Kol užsišildai viską, tai viską prasivežėm čia į namus dabar, kas susijęs su freshis. Tai žodžiu, namuose viską pakuojam. Tai žodžiu, skutam. O rytoj eisim čia kastugą. Tokios varkės. Ja. Stovo vargšas, pažiūrėkit. Vargšelis, jes. Jau kokius 2 mėnesius yra nejudins. Ir kas svarbiausia, kai buvo čia labai prisnygę, pažiūrėkit. Matot? Va. Norit kažkuriam padovanosiu, ką žinau. Ant kaklo pasidarysit, pakabuką kokį. Nulūža. 2 mėnesius nejudins, aišku, pakuriu dažnai. Bet pats jis tai nejudins vapšė. Akumuliatorius atjungts. Ilsėkis ramybį, mašinytė. Ilsėkis. Čia jaučiu diską jau viskas. Prikepime lygia, 100 prikepimo lygis. Einam žiūrėti, kur katins, ne? Ką? Sako, pas katą siurblis yra. Sakau, kas tas, nes aš nesupratau. Žiūrim, Kicė yra. Kicė. Va, Kicė. Kicė miegoja, Kicė. Neimk taba piktą atsikėlus ką tik. Pikts katins. Reik pašildyt katinui patalpas. Va, su kuo šildam, su raketa dabar laikinai. Šiaip yra toks va. Bet šits kol kur čia stebėti reiknas biškai sulūžęs. Tai va šitą pakaitinam. Šitą čia padėti to dėka užšalė. Va, reklamė Evo Car Detailing Baltics. Šitą net neteka panaudoti, įsiputė va, apačią visą. Irgi reklama Detailing Baltics LT. Labas, Kicė. Kas gera? Atsargiai reik glostyti. Labas. $1 million iš Turkijos už 8 eurus. Nori pasikvėpinti? Kvėpinu tiesiog patalpas. Noriu su šitais. Bet čia turkiški. Turkiški čia. Gerai. Čia turkiški, imk. Turkiški. Kvepalai turkiški. Kvėpink. Dar turim Hugo Boss. Žodžiu. Betvarkė čia baisi, betvarkė yra visur, bet netvarkinga čia viskas. Čia reiks ant pavasarį vėl viską susitvarkyti ir toliau arbeit. Vakarieniaujam. Kuo mes turime? Tai yra sriuba, itališka sriuba, labai skani. Sumuštiniai čia būtų pusiau itališki tokie, sušlapenkė, žinokit, Lietuvai tokių nėra. Labai skanus receptas čia. Mūsų tokia vakarienė yra tada, kad mes dar nemokam suderinti gyvenimą su vaiku. Tai nieką šiandien nespėjom, net tik tokių nieką nusifilmuoti. Į vakarienę liek va tokį va. Bomž pakets su karštais sumuštiniais. Bet čia nesakykit, kad čia kažkokie studentiški. Čia skanus mūsų. Skanų vakarienė. Tuoj parodysiu, kaip sriebė sriuba. Da stiprintuvą reik susirinkti. Aš šiandien... Mano stiprintuvas buvo užsidegęs mašinai, neužsidegęs, tiesiog jis buvo visas apšalęs ir gavos kondensacijame ir kai pradėjau, kai įjungiau muziką,
Tai pradėjo tiesiog garuoti. O mes Beata ten įsiganda, galvoja, kad degis. Tai aš atnešiu viduką jį sušildyti. O rytoj man reikia važiuoti 8 rytą į Kauną į oro uostą. Bet aš be muzikos tikrai nevažiuosiu. Tai aš kelsiuos valandą anksčiau ir eisiu pasiimt stiprintuvą, ką važiuoti su Mozonu į Kauną. Be Mozono aš tokios ilgas kelionės tikrai nevažiuosiu. Važiuosiu viens, Beata liks namie, tvarkysis namus, čia maudysis, nu žinot, laisvė be vyra. Tai va, einam dabar gulti. Einam dabiškai prie kompą, einam gulti, sutiksim ir tuoj tada. Gerai, kai jau jungsiu šitą, kad Mozons grautų man į ausį. Kažkas rašė, kad čia kinietiškas. Čia tikrai kinietiškas. Aš galvoju, kad tie signatai vieni iš geresnių, ne? Pasirodo kinietis. Nu viskas aišku, dabar žinosiu. Bet tik kaip čia suprasti visą šitą? Man čia žalis miškas tos schemos. Na, suprantu, kaip čia pasom Jonišky yra vienas toks žiauriai, kur galėtų bet ką sutvarkyti, va su to susiję. Tai aš nesuprantu, kaip iš čia gali viskas sutvarkyti. Čia atrodo kosmosas. Kosmosas. Nežinau. Žodžiu. Susitiksim už 5 sekundžių. 1, 2, 3, 4. Viso pajungta. Skutam į Kauną. Vis dar snink. Bet kažkaip nuskusim. Bet kamerą dėja palieku namie. Jūs pasilieku su Beata, nes, nu ką aš ten rodysiu. Kelią. Tai eikit pas Beata. Nu, jin dabar mieg, bet tu atsikels. Opa! Langs purvins. Prisimenat praeitam vidose, kai išvažinėjau iš Vokietijos, sakiau, kad eik, tai čia iki Lietuvos aš spėsiu išnaudoti langų skystį, net neužšals. Jis užšalė jau Lenkuose, netoli Lietuvos sienos. Ir aš iki šiol važinėjau su to užšalusiu langų skysčiu. Ir ten jaučiu, tas bakelis jau yra sprogęs. Stausiu kažkur Kryžkalnį, sniegą papurti tą langą. Nu va, toks va gyvenimas va pas tos Pavilaičius, žinokit. Bespridėlais visiems, vietoj to, kad užsipiltų minus kokį 30 langų skystį. Ne, jis vandenis langų valiklių sumaišė. Nu tik aš sugebėčiau taip. Labas rytas. Atsikėliau. Nu, jis išvažiavęs jau prieš 1,5 valandos. Bet man beičius užgėsis, tai sėkmės manie viena jau užsikurti. Ar to, na, kažkas sakysit, kad aš debilė, ar ten kažkas mane gerai, bet aš tai darau. Palaukit. Aba. Penčius užkurtas. Ką dabar darysim? Dabar reiktų eit padaryti rytinę mankštą, nes dar kažkaip akim vis nematau. Rytinę mankštą. Pavalgyti pusryčių, susitvarkyti visą šitą bardaką. Visus namus susitvarkyti. Įsimaudyti ir pradėti startuoti į dieną ir daryti darbus. Darbus. Važiuojam. Tai kai grįžom, dar realiai faktiškai nebuvau padarius tokią namų valymą. Man labai tas patinka, nes dėl to, kad visą laiką tada jautės toks švari tokia dūšė viduj. Tai šiandien padarykim, nes iki to laiko kažkaip dar visiškai neradau. Fakts, grįžus apsitvarkiau viską, išsivaliau, bet taip generališkai su langais tai tikrai dar to nedariau. Tai va šitą šiandien noriu padaryti. Ir jūs būsit su manim kartu. Išsitraukiam chemiją. Naudoju tokią. Iš Vokietijos, pati pigiausia, bet pati geriausia. Ir labai skaniai kvepia. Deja, per tos šalčius, kai buvom išvažiavę, pasižiūrėkit, kas atsitiko mano gražiai orchidėjai. Taip, mes bandysim ją dar išgelbėti, nukarpysim viską, kas yra nukarpoma ir bandysim ją kažkaip dar išgelbėti.
Tikėkime, jinai atsigaus, nes man jos taip gaila. Tokia graži buvo. Na pegada do marginal, eu falei pra novinha que hoje tá no grau, ficou viciada na pegada. Dar ką norėjau pasakyti. Nėra jau čia tokie prabangus tie mūsų nameliai, bet svarbu švarus. O kai švaru ir tvarkinga, tai tada jau ir to grožį nebereikia. O įsikrovė. O tau čia dabar reikėjo. Taip įsikrauti. Nelaiko. Na gerai. Kol siurblis pasikrausnis, reikia visus voratinklius viršui nusivalyti. Tai kol siurblis pasikraus, einam atsinešim malkų. Nes pečius užgesai, man viską reikės iš naujo daryti. Nu, jis mane užmuš. Grįž, o namai šalti. Nu, nes aš kai judu, man tai šilta. Nors nėra jau tokie labai šalti. Nu, davai. Nu ką, grįžau, antras dublis. Einam, kas šitą kritinės būklės pastatą. Jau net skyl tas langs. Tie plastiks langs skyl nuo svorė. Pažiūrėkit. Skilims. Čia greituoju būdu turiu viską daryti. Greituoju būdu. Žiauriai sunkus sniegs, aš dabar suprantu, kodėl. Čia vos nenorėjai griūtas toks, nu nein pakelt net. Tai stumi tiesiog luitais. Lūpą da persiskėliau. Čia kai vienikės yra tam šiferį išlindę, tai dėjusi šiupelių tiesiai maramūzę. Persiskėliau lūpą. Bet va, saulę palydėsiu ant stogą, kaip tikras stogdengys. Baigta. Bet dabar turėsiu atsikas čia priekį garažą visą tą griovį. Tai žodžiu, susitiksim namie, nes Dabeta sakė, šiandien surinko kosmetinį stalą jaus. Tada, tą, kur parvežėm iš vokiečių. Negana to stogą dabar nurinko, nu da kosmetinį stalą. Nu va, skilimai iškart dinga, nes susilygina. Vartai užsidara. Ir gėgnė, aišku, da biškė atrodo palinkus, bet va, tarps palika, nes tas visas balkis buvo pasėdęs ant šitą, tai kai nukraušiu visą sniegą nuo stogą, tarps didžiausias. Viskas saugu, šiandien įvaryt mašiną į garažą. Nuo jį stogai, kreipkitės, jei reiks. Pavargau kaip šuva. Į dar reikia eiti surinkti tą stalą kosmetinį. Nu, mergina labai nori, nu, Beta, nu, tiesiog čia verkia. Nu, prašau. Nu, ko mes vyrai? Pasaka, tai ir darom. Švis mekelis, apaugęs, kai šarns. Dabar įsiplau galvą, tai švis kai ežis. Va, atėjo dar vieną babaisą. Su savo procedūra visokiam. Jesu. Kaukės, maišai, kažkokias plėvelės, folijas. Bai! O, jes. Ne. Nope. Not today. Not today, chebra. Pažiūrėkit, kaip išvalė kambarį. Miegamasis. Spinč. Čia, žinot, padarė, kai mašinose padarė, kai jis ir tipo tą dizainą. Va, padarė kažkokius čia trikampius. Karo čia. Not today, šiaip ir tingiu žiauriai, esu pavargęs. Ne. Šits video buvo toks ramus. Darbai atlikti. Kitam video gal bus kažkas smagiau. Ne viskas rožiam klota, chebra. Ne visi video yra smagus. Supratot? Būn tokiu, būn šitokiu. Reikia parodyti tą realybę, kad ne viskas rožiam klota. Taip, kad susitiksim kitam videose ir šį kartą atsisveikinam.